Sveiki visi, čia aš Paulius ir šiandien mes kuriame naują video ir šiandien aš pristatau naują nerfą, ginklą, pavadinimu Nerf Raven, jo, N-Strike. Tai Nerf N-Strike Raven ir matot, ginklas yra didokas. Dabar apsuksiu. Tai pradėsim nuo jo pristatinėti ir tada matysit, kas bus toliau. Šaudysim, pažiūrėsim, kiek nuskrenda. Tai va, kiek metrų nuskrenda, tai jo. Visų pirma, šitas ginklas turi tokias kaip... čia mygtukas yra. Paspaudžiam čia. Paspaudžiam, pabraukiam. Pažiūrim čia ir pradeda švies. Aš dabar išjungsiu. Va. Ir kai jūs įjungiat, tada, kai šaunam, būna toks dalykas, pavyzdžiui, kaip džiai šausiu. Ir jinai šviečia. Dabar nešviečia tamsoj, bet šiaip tai šviečia. Tai dabar šitas ginklas turi turėti 18 kulkų ir kaip vidus atrodo. Parodysiu, kaip įsimti ir kaip įdėti kulkas. Tai va, matote į šitą mygtuką, ginklo gale, šitą paspaudžiate ir tada galite šitą ištraukti. Tai va, čia toks kaip apkaba, didelė. Ir dabar įdomioji dalis. Čia nieko kaip ir nėra gero, nebent čia gal atidaryti dar galima. Jo, galima atidaryti, pažiūrėti, paina atrodo. Taip, parodysiu kaip šaudyti. Tai va, laikot, matot, šitą mygtuką, aišku, turi būti apkabota. Laikot mygtuką ir vieną kartą, antrą kartą. Taip, negalima taip greit, nes gali užsikirs. Tai dabar įdedu apkabą ir žiūrėsim, kaip iš šitas ginklas šauna. Taip, įsidėjom. Galim išjungti dabar šviesą. Tai stovėsiu čia va, kampe. Gal, kad reikia jo. Šausiu tamsią vietą. Nu gerai. Tai dabar žiūrim, kur pirma iškrito. Čia iškrito. Ir kur čia nuskrido. Tai viena kulka, matėm, antra kulka ir trečia kulka. Štai čia. Taip. Tai nuskrido gan toli, nežinau kiek metrų. Tikrai daug. Tai jo, ačiū, kad žiūrėt. Jeigu jums patiko šitas ginklas, laikinkit, subscribinkit ir pamatysit daugiau tokių epizodų. Tai su jumis buvo aš Paulius ir iki.